Gerai, tai iš tikrųjų pirmas planas mano buvo kalbėti apie Noją, bet po to, kai pradėjau žiūrėti istoriją, aš supratau, kad aš tokį vieną momentą, gal nepakalbėjau apie vieną momentą, kuris yra labai šiaip svarbus. Ir tai yra, kas buvo prarasta, kokie, sakykime, gerai, pagrindai buvo prarasti nuopuolio eigoje. Ir, kaip čia yra parašyta priešais jūs, tikėjimo ir substancijos pagrindai. Substancija toks žodis, kur aš norėjau kažką geresnio rasti lietuviško, bet čia išeina toks iš anglų kalbos žodis, bet neradau nieko, kas perduotų tą, ką aš noriu. Tai dėl to pasilikau su tuo. Jo, tai kas buvo tikėjimo pagrindas, ką aš to turiu omeny, kad mes kaip suprantame, Adomas ir Ieva, jie jau buvo sukurti Dievą, jie gavo, reiškia, jiem tikėti ar netikėti Dievu nebuvo kažkoks pasirinkimas. Jie jo balsą girdėjo, jiems labai klausimo nebuvo, kaip mums dabar yra, nes mes jo nematom, tai toliau negirdim. Bet jiem to klausimo nebuvo labai, pas juos tikėjimas buvo iš tos pusės, kad Dievas jiems sako nevalgyk, nes tu mirsi. Šėtonas jiems sako valgyk, nes tu tapsi kaip Dievas. Ir čia yra tas tikėjimas, kuriuo jie patikės. Ar Dievu, ar Šėtonu. Ir mes, kaip žinome iš istorijos, jie patikėjo Šėtonu, kad vis dėlto reikia valgyti, norime tapti kaip Dievu. Tai čia ir turiu tą omeny, kad buvo prarastas tikėjimo pagrindas šitoje vietoje. Nes jie nepatikėjo Dievu, jie patikėjo Šėtonu. Ir įvyko tas nuopuolis, apie kurį aš jau kalbėjau, kas ten buvo, bet jeigu taip trumpai, tai mes žinome, kad iš tikrųjų, kaip Dievas sako, mirs, bet jie nemirė. Šėtonas sako, jūs tapsit kaip Dievas, bet jie kaip ir netapo kaip Dievas. Tai ar jie abu melavo, ar kas čia buvo? Tai iš tikrųjų, kaip aš jau prieš tai aiškinau, kad šita istorija yra šiek tiek gilesnė ir iš tikrųjų nei Šėtonas, nei Dievas nemelavo, jeigu taip žiūrėti. Nes Dievas sakydamas mirtis, jisai neturėjo omeny fizinę mirtis, jis turėjo omeny dvasinę mirtį, ką mes dažnai pamatome Biblijoje. Pavyzdžiui, šitų nuodėmių atlygis yra mirtis. Bet mes to nesuprantame kaip fizinė mirtis, mes to suprantame kaip ėjimą į pragarą. Ir tai irgi skaitosi kaip savotiška mirtis, nes tu dvasiškai miršti, tu esi atkirstas nuo Dievo meilės. O Šėtonas, kai jis sakė, jūs tapsite kaip Dievas, jis irgi nebuvo neteisus, nes mes, kaip žinome, tas obuolys simbolizavo vyro ir moters susivienijimą. O vyro ir moters susivienijimas ir atspindi Dievą. Tai jis irgi kaip ir nemelavo, tiesiog, sakykime, tas aktas buvo padarytas netinkamu laiku. Tai čia yra tikėjimo pagrindas. Tai jeigu apibendrinti, tai jie patikėjo ne Dievu, o Šėtonu, kad jisai yra teisus. Tada substancijos pagrindas. Tai ką aš noriu pasakyti žodžiu substancijos, tai čia yra tas vizualus rezultatas, kažką, ką mes galime pamatyti. Tai ką Dievas norėjo pasiekti substancialiai, tai pamatyti šitą, kaip aš buvau anksčiau kalbėjęs, 4 pozicijų pagrindą, kur vyras ir žmona yra susivienijusi po Dievu, tikint Dievu ir turi vaiką ir jie visi yra centruoti ant Dievo meilės ir yra sukūrę tą idealą. Ideali moteris, idealus vyras, idealus vaikas ir čia būtų tas substancijos pagrindas. Nes jisai yra apčiuopiamas. Tikėjimas yra neapčiuopiamas, tikėjimas yra tiesiog tikėjimas. O čia jau būtų tikras rezultatas priešais tave. Tai tą aš turiu omeny substancijos pagrindu. Bet išėjo toks rezultatas, kad ne Dievas buvo šitoj pozicijoje, o Šėtonas atsirado toj pozicijoje, dėl to tas pagrindas buvo prarastas. Tai aš noriu šiek tiek grįžti prie Kaino ir Abelio istorijos ir kaip tenai buvo bandyta atstatyti tas tiek tikėjimo pagrindas, tiek substancijos pagrindas. Tai mes, kaip žinome, Adomas ir Ieva, jie susilaukė 2 vaikų. Vyresnysis sūnus yra Kainas, jaunesnysis yra Abelis. Ir kaip aiškina principas, tai kadangi pirmas santykis buvo Ievos su Liuciferiu, tai pirmas sūnus Kainas atspindėjo Šėtono pusę. Ir jisai buvo susijęs su Šėtonu, po Šėtono valdymu. O Abelis buvo antras sūnus, nes Ievos antras santykis buvo su Adomu, kas yra teisingesnis atžvilgiu iš Dievo pusės. Kadangi jos santykis su Adomu jau buvo norėjimas grįžti į taip, kaip viskas turėjo būti. Dėl to Abelis turėjo tą valdymą iš Dievo pusės. Ir jie buvo taip atskirti,
Ir tada, jeigu jie man pirmą tikėjimo pagrindą, tai kaip tas turėjo būti atstatyta. Ir tas iš tikrųjų buvo atstatyta šitoje istorijoje, nes būtent paaukojimas atspindi tą tikėjimo pagrindą. Tu turi vis tiek tikėti tuo Dievu, tikėti, kad tavo tas paaukojimas yra geras, ar kad tu iš vis kažkam čia aukoji. Tas tavo pastangos čia yra parodymas tikėjimo, čia dar nėra išpildymas kažkokio idealo. Tu tik tai parodai, kad tu juo tiki ir tu padarai paaukojimą. Ir mes kaip žinome iš istorijos, kad Abelio paaukojimas buvo priimtas Dievo. Bet Kaino paaukojimas nebuvo priimtas. Bet Kaino užduotis nebuvo atstatyti tikėjimo pagrindą. Kaino užduotis buvo kita. Dėl to Kainas ir niekada nebūtų Dievas priėmęs jo paaukojimą, kadangi Kainas buvo po šėtono valdymu. Dievas negali priimti iš Kaino paaukojimo, nes jisai yra su šėtonu susijęs. Dėl to Kaino, čia tas paaukojimas, ir Kaino kelias turėjo būti per Abelį. Kainas turėjo eiti per Abelį pas Dievą, taip pat kaip Liuciferis. Jisai bandė atimti Adomą iš Ievos, jisai bandė atimti juos iš Dievo, tai Kainas čia yra kaip Liuciferio pozicijoje, šėtono pozicijoje, Abelis yra kaip Adomo pozicijoje. Tai Liuciferis taip pat turėjo patirti Dievą, Dievo meilę per Adomą ir Ievą. O jisai bandė tą atkirsti ir save padėti į šitą poziciją ir žmonės išimti iš jos. Bet čia mes dar vienas yra toks niuansas, nes čia galėjo būti atstatytas tas būtent substancijos pagrindas, kai Abelis ir Kainas susivienyje ir jie tampa realus rezultatas, kad jie myli vienas kitą ir jie susivienyje ir jie sukuria tą idealą ir jie jau tampa kaip vizualus tikras tos pavyzdys idealo. Bet šitoj vietoj dažnai žmonės suklysta, nes jie galvoja, kad čia Kainas turėjo eiti pas Abelį ir jisai turėjo daryti pirmą žingsnį ir eiti pas Abelį ir sakyti, Abelį, padėk man ar kažką, bet iš tikrųjų Abelis, kadangi jisai yra po valdymo šėtono, jisai nežino, kas yra tikroji meilė. Jisai iš Dievo nejaučia jokios meilės, nes jisai yra po šėtono valdymu. Dėl to iš tikrųjų Abelis, kaip žmogus, kuris žino Dievo meilę ir jaučia Dievo meilę, turėjo būti tas, kuris ateina pas Kainą ir pasako, Kainai, tavo paaukojimo nepriėmė, davai aš tau kažkaip bandysiu padėti, davai aš kažką tau padarysiu, bandysiu padėti, kažkaip tau padėti. Nes jeigu taip įsivaizduokit jūs, Kainas, ten kažkur Abelis, jo paaukojimo priėma, tavo nepriėma, ir ar mes taip supyktume, kad mes norėtume jį nužudyti? Tikriausiai ne, tas nesuteiktų mumise tiek emocijų, kad mes norėtume jį užmušti. Tai ką mes galime iš to pasamprotauti, kad turbūt Abelis nebuvo toks, sakykime, padarė paaukojimą ir viską, jisai gal net pažiūrėjo Kainai, Kainai, tu biški, tau reikia pasistengti labiau ir ėjo nosį pakėlęs, mano priėmė, tavo nepriėmė, nes kas dar tokį pyktį galėtų sukelti, kad nužudyti savo brolį, nes tu šiaip sau taip tiesiog nenužudysi vien dėl to, kad iš tokio pavydo, kad jo paėmė, mano nepaėmė. Ten buvo kažkas giliau, tai mes galim suprasti, kad Abelis šitoj vietoj, kur jo atsakomybė buvo parodyti širdį, parodyti meilę, Abeliui buvo neišpildyta. Abelis nepadarė to žingsnio ir nerodė meilės Kainui. Nes jeigu, įsivaizduokit, jeigu Kaino paaukojimą nepriėmė ir tada Abelis priejo, nesijaudink broli, aš tau padėsiu, davai kažkaip bandom kažką išspręsti, kaip mes galim geriau padaryti. Ar manot, Kainas tada, ne, aš į galvą tau ir miręs tu. Aš nebūtų tokie rezultatai, nes jie vis tiek visgi yra broliai. Mes patys turim brolius, seserų ir žinom, kaip tas santykis, koks yra glaudus ir gali būti artimas, ypač jeigu jūs viens kitam bandot padėti, jūs nenorėsite viens kitą užmušti. Tai mes iš to galim suprasti, kad Abelis šitoj vietoje jisai neišpildė ir savo atsakomybės, nes jisai turėjo laimėti Kaino širdį, jisai turėjo daryti tą pirmą žingsnį ir laimėti Kaino širdį, kad jisai norėtų susivienyti su savo broliu Abeliu. Ir kuom šita istorija svarbi, nes iš tikrųjų jinai pasikartoja kiekvieno iš mūsų gyvenime. Čia yra vos ne gal pagrindinė istorija, kuri iš tikrųjų kartojasi visų mūsų gyvenimuose. Nes visi mes gyvenime turime kažkokių žmonių, kurie mus gal skaudina, kurie neteisingai su mumis elgiasi ir mes jiem bandom gal kažkaip padėti, bet nieko nepavyksta. Ir šitoj situacijoje mes turime suprasti, kad mes,
kaip tie žmonės Abelio pozicijoje, kurie bando teisingai elgtis su žmogum, kuris su mumis neteisingai elgesi. Mes negalim tiesiog būti pasipuikavę, aš esu teisingas, tu neteisingas, tai tu esi, žodžiu, blogis ir aš tave stumiu. Mes taip jam nepadėsim ir mes taip jo negalėsim atstatyti. Vienintelis būdas, kaip mes tos žmonės, kurie kažkaip neteisingai su mumis elgesi ar kažką netaip mums daro, vienintelis būdas, kaip mes galime jiems padėti, yra laimėti jų širdį. Per meilę. Mylint juos. Nepaisant, kiek kartų jie kažkaip atsigręš nuo mūsų, ką mes turime laimėti jų širdį. Ir taip mes galime tos žmonės atvesti atgal į Dievo pusę ir atvesti į pergalę. Ir iš tikrųjų, aš gal savo gyvenime neturiu, turiu tokių, sakykime, mažesnių pavyzdžių, bet aš sakyčiau, mano tėčio gyvenime, dabar, kas atsitiko su mūsų dėjime, yra toks vienas žiauriai geras pavyzdys, kaip jisai šitą principą panaudojo, nes tiek mūsų šitoj bendruomeniai, kai mano tėtis atėjo, buvo žiaurus suskilimas ir buvo vos ne priešai ir, žodžiu, geriečiai, blogiečiai, vos ne taip. Ir mano tėtis tai pamatęs, jisai galėjo, mes pilną teisę iš tikrųjų turim eiti prie žmogus, kuris kažką mums neteisingai daro ir pasakyti, tu man darai neteisingai, tu esi blogas, žodžiu, teisti jį. Mes turime tam teisę, nes jisai iš tikrųjų yra neteisus. Bet ką mes iš to pasieksime? Jisai nenorės tada staiga, oi taip, aš neteisus, kaip aš tave myliu, ačiū, kad tu man parodai, kad aš neteisus esu, koks tu geras žmogus. Ne, taip nevyks, tu tik tai dar daugiau emocijų, mes, kaip tu drįsti, tu pam, ir įvedai, kaip Kainas ir Abelis. Tai ir šitoj situacijai, ką mano tėtis darė, ir jisai mylėjo tos žmonės, ir jisai mylėjo juos, ir jie buvo jį, galima sakyti, taip, pasinaudoję jo tą meilę. Ir tėtis mano vis tiek juos mylėjo. Ir dabar mes bendruomenę susivienijom ir pradėjo iš dangaus kristi palaiminimai mums. Mes dabar turėsime taikos ambasadą naują, žodžiu, stebukai, kosminės sumas, kur aš niekada nesitikėjau, kad mums pavyks iš tikrųjų. Bet tas buvo nugalėtas Kaino Abelio, tas tėtis kaip Abelio pozicijoje laimėjo Kaino širdį ir atnešė jį pas Dievą ir Dievas iškart palaiminimus pradėjo nešti mūsų bendruomeniai. Tikrai jaučiuosi mūsų bendruomenė labai dėl to viskas pagerėjo. Aišku, dar nesam tobulybėj, vis tiek dabar turi vėl viskas kažkaip susidėlioti ir žmonės turi tuos santykius naujus dabar kurti ir susidraugauti vėl, kaip sakant, bet jau pagrindas buvo pastatytas. Tai dėl to šita istorija, aš manau, yra labai svarbi. Netgi mes, kaip, sakykime, aš galiu, jeigu apie save asmeniškai kalbėčiau, bandau kažkaip padėti žmonėm, bandau kažkaip, tą meilę, kurią aš gaunu iš Dievo, pasidalinti su žmonėm. Ar aš tai galėsiu eiti tiesiog į gatvę ir sakyti, žmonės, jūs turite klausyti manęs, einame čia ir aš čia Dievas yra ir jūs gausite meilę ir, jie pagalvos, kad aš kažkoks išprotėjęs ir viskas, nes ta tiesa žmonių nepritrauks, tas, kad aš esu mano nuomonė, sakykime, teisingas ir galvoju, kad aš žinau tiesą, nepadės tas, kad aš dabar eisiu pas tos Kainus, kurie, kaip sakykime, žmonės, kurie nežino, vadinkim jos Kainais, ir sakysiu jiems, davai, jūs turite eiti, aš esu teisingas ir aš žinau teisingą kelią. Aš taip jų širdies nelaimėsiu. Aš taip nieko negalėsiu pasiekti. Vienintelis būdas, kaip aš galėsiu kažką pasiekti, jeigu aš eisiu, čia toks, sakykime, gal nuobodus kelias, bet aš turiu mylėti ir mylėti ir mylėti ir mylėti ir mylėti, kol aš laimėsiu žmonių širdis, nes jie matys, kad aš juos myliu, nes jie matys, kad aš stengiuosi dėl jų kažką padaryti, nes čia meilė yra stipriausia jėga šitoj visatoje ir tik tai per ją mes galime tą užkariauti Kaino širdį. Mes per tiesą, sakydami jam tiesą, to nepadarysime. Abelis gal jam ir sakė tiesą tuo metu, kad tu blogai tą padarai, dėl to Dievas tavęs nepriėmė, žiūrėk, koks tu blogas. Jisai gal ir viską teisingai sakė, jisai nemelavo jam. Bet ta tiesa Kainui nepadėjo. Ta tiesa tik tai jame pyktį, užverdė pyktį jam, kad jisai jį nužudė. Tai tik meilė gali tą visą, sakant, išlyginti ir užkariauti to Kaino širdį. Tai ir daugiau nesiplečiant, tikiuosi čia neprailgai užtrukau. Bet ant tokios žinutės noriu paveikti.
Tai tikiuosi, kažkas galėjo susiprocesuoti ir kažką naudingo galėjo savo išgirsti. Ačiū, kad klausėtės ir čia baigiam šitą video.